Sveiki, šiandieną mūsų svečiuose daktarė Reda Simperman, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė. Ir matyt, vasara prasidėjo, baigėsi mokyklose egzaminai, prasidės priėmimas į aukštąsias mokyklas. Ir jūsų veiklos rytis yra būtent susijusi su akademinė etika, kas yra universitetuose, aukštosiuose mokyklose. Apie ką tai? Kas tai yra? Kas yra akademinė etika? Kodėl mums tai yra svarbu? Kodėl studentams svarbu? Kodėl universitetams svarbu? Taip, tikrai vasara prasidėjo, visi laiko egzaminus, moksleiviai baiginėja, studentai dar tik tai irgi užbaigė etapą, bet o akademinė etika visada lieka tiek mokyklose, tiek universitetuose, ar ne, yra be galo svarbu žinoti, apie ką tai yra. Tai yra būtent apie studijas, apie darbų rašymą, mokslininkam tai yra apie publikavimą, apie elgesį vieni su kitais, tai yra, o Lietuvoje mokslo ir studijų įstatyme yra apibrėžta, kad tai yra kas yra akademinė etika, mes esame patvirtinę, 2022 metais dar buvo peržiūrėta, taip pat yra įrašytas ir nediskriminavimas. O jeigu taip iš žmogų iš gatvės pasakytų, apie ką tai? Tai yra bendras sustarimas, ar ne, tai yra tam tikrų funkcijų, ne funkcijų apibrėžimo sustarimas, tai yra visuotinai pripažintų vertybių laikymasis aukštajame moksle. Ir jūsų tarnyba daro nemažai tyrimų ir pavasarį, man atrodo, jūs skelbėt apie tai, kad buvo kasmet studentai gauna apie 12 000 studentų, kaip išsiverčiau iš skaičius, gauna būtent pasiūlymų, kad kažkas už juos parašytų jų studentiškus darbus. Ar tai būtų kursinis darbas, ar tai būtų baigiamasis darbas. Bet kai 12 000 čia yra, iš tokių vidutinių universitetų visi studentai turėtų gauti, ar ne? Tai yra žiauriai daug. Kodėl pas mus taip yra paplitę dalykai? Tai taip, tai irgi čia mūsų apklausa, ar ne, studentai kaip ir nebuvo pagauti, kad tas 13% tai yra kaip ir jūsų irgi įvardytas skaičius, tai yra daugiau negu 12 000. Tas, manau, dėl to, kad kiek atvirose klausimuose buvo klausima ir buvo pastebėta, kad studentai neturi laiko, ar ne. Kartais yra nemotyvuoti patys rašyti, o tuo pačiu yra be galo didelė pasiūla. Tai jeigu nebūtų paklausos, nebūtų ir pasiūlos. Tai mūsų irgi stebėta analizė rudens semestrų parodė, kad net 250-300 aktyvių skelbimų yra būtent kas 2 savaitės tiek skelbimų yra atsinaujinama. Tai jeigu tiek yra aktyvių rašytojų ar ne padedančių, tai manau, kad ir studentai pasinaudoja. Tai didelė rinka. Taip, didžiulė rinka ir tiesiog pasinaudoja tą galimybę. Ir netgi tarp studentų pačių buvo kalbama, ar ne, tai kodėl tu čia stengiasi, paimk ir tiesiog parašyk. Bet tuo pačiu, kas nustebino, tai apie 50% neišduotų, ar ne, vienas kito, jeigu matytų, kad nusirašinėja darbų, ar ne. Tai vis dėlto yra ta tylos kultūra, ar tai darbą parašai, ar tiesiog nusirašinėjai, mes nekalbam apie tai, nepasakome ir neugdome to sąžiningo atsiskaitinimo, sąžiningo diplomo rašymo. Tai va tas liūdina mane kaip kontrolierė. O kodėl įdomu taip yra? Nes pavyzdžiui, toj pačioj Vokietijoje, jeigu kažkas iš studentų šalia rašydamas pamatytų, kad kolega nusirašinėja, tai jis iš karto pasakytų, nes tai yra, kaip sakyti, nes jis irgi kenčia nuo to, kad kažkas šalia esantis, besimokantis tą pačią specialybę, gauna geresnį pažymį nesąžiningų būdų. Tai kodėl mes neturim to, sakykime, visgi supratimo, kad
toks veiksmas realiai yra nesąžiningas ne tik tai, kaip sakyti, jis gauna ne tik tai pats geresnį pažymį, tai iš principo yra kitų atžvilgių nelabai sąžininga. Taip, tai čia ir yra kultūros formavimas ir man kaip kontrolieriai būtent aš ir akcentuoju, kad be galo svarbu yra kultūros formavimas. Ir ta pati Vokietija, 2005-2008 pati studijavau Vokietijoje. Tai mano pradžia irgi su Vokietijos kultūros nuo atvykus iš Lietuvos, aš tikrai suvokiau, kad ten tokios kultūros nusirašymo nėra. Visi dirba sąžiningai, kas kiek gali, tas tiek parašo ar tiek atsiskaito. Pati laikiau 3 egzaminus doktorantūros metu ir net tokios minties ten nekilo. Nei ten, nei čia, tiesiog parašai mažiau, daugiau. Tai tiesiog yra kultūros ir visi supranta, patys studentai, kad tai yra netoleruotina. O mūsų atveju mes matom, kad 50% tai yra labai didelis procentas. Žodžiu, 50, sakykime, studentų nepasakytų, jeigu jie mato, kad yra netinkamas elgesys šitoje vietoje. Iš kur tai praeina? Tai seno sovietinio dar palikimas, ar čia jau yra susiformavus kažkokia nauja iš mūsų, kaip sakant, tokio vietinė kultūra, kad tiesiog, kam aš čia rūpinsiuos, ne mano reikalas ir visa kita. Manau, kad įtakos dar turėjo vis dėlto tas sovietinis laikotarpis mūsų, kad ir mūsų noras gauti žymiai lengviau, kas yra diplomos ar ne, balas aukštesnis, tai tiesiog mažiau pastangų įdėti. Bet jeigu mes pažiūrėtume, kas nuo to nukenčia, tai mes patys, pati visuomenė nuo to nukenčia, nepasitikėjimas, toliau korupcija gali vystytis ar ne. Ir tai yra tiesiog ir pačios valstybės požiūris. Aš labai džiaugiuosi, kad mes tokia esam kaip akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. Baltijos šalyse esam pirmi įsikūrę, šiais metais mums bus jau 15 metų. Tai Latvija konsultavau ir pereitais metais ir jie bando dabar pasiruošti dokumentus ir įsikurti tokią pačią instituciją. Estijoje jau pasirašė dokumentus šį pavasarį, irgi bus įkuriama panaši institucija kaip mūsų. Ruošiami dokumentai jau kaip ir pasirašyta, bet yra tik užuomasgas, ko mūsų pasekoje jau 15 metų gyvuojam. O sakykit, kas iš užsienio šalių griežčiausiai šitos dalykus prižiūri? Kokios yra tarptautinės patirtis, kai mes šnekam apie akademinę etiką? Tai griežčiausia gal yra Australijos atvejis, kur yra baudžiama ir didžiuliam atsakomybė, tai yra ir už tai, kad yra skelbiamas, būtent toks skelbimas dėl nesavarankiško darbo parašymas. Baudžia tiekėją, ar ne? Taip, baudžiam tiekėją, bet ir tuo pačiu skelbėją, kuris skelbia tą skelbimą. Turite omeny pačią platformą? Taip. Pačią platformą ir sumos yra nuo 25 000 iki 60 000, taip pat ir laisvės atėmimo sankcijos gali būti taikomos, bet šitokių sankcijų dar nebuvo pritaikyta ir jie sako, kad dar yra nagrinėjami šiuo metu atvejai, bet kol kas dar nėra priimtas sprendimas ir dėl laisvės atėmimo bausmės. Kaip Europa, jeigu tai pasižiūrėt, kaip Europos šalis atrodo šitoj srity? Suomija, Vokietija, Švedija daugiau orientuojasi būtent, kad tai yra didesnė atsakomybė suteikiama būtent mokslo ir studijų institucijom. Juodkalnyje yra visiškai įstatymų tai įteisinusi ir apibrėžiama, kad tai yra būtent atsakomybė to, kuris rašo, ar ne studento. Dar ką mes, Didžioji Britanijoje irgi reguliuojama yra nuo 2022 metų, tai atsakomybė yra būtent irgi rašančiam, o kitose irgi labai daug, kur yra mokslo ir studijų institucijos
atsakomybė ir būtent ten yra reglamentuojama, kad tai yra labai susijęs su akademinės etikos pažeidimu. Griežtai. Minėjot, kad kai kuriuose šalyse paliekama daugiau mokslo institucijom. Pas mus pagal jūsų apklausas, kad 81% institucijų pernai nenustatė nei vieną nesavarankiškai parengto darbo atveju. Kaip tai įmanoma, turint omeny tą statistiką, kurią mes matom iš skelbimų, kiek jų yra, tada iš studentų apklausų, kiek iš jų yra gavę pasiūlymus, kad jų darbus parašytų. Ir staiga praktiškai didesnė dalis universitetų nieko tiesiog nenustato. Tai jeigu atsakomybė palikti jiems, tai realiai tada nieks niekur nenustatys. Tai ta tylos kultūra ir toliau taip gyvuos. Tai man liūdna yra dėl tos tylos kultūros, būtent ta tylos kultūra yra ne tik pas studentus, bet tas pats mes stebime ir universitetų administracijoje. Ar ne? Aš tikiu, kad tuo atveju yra daugiau. Apklausus ir kitą klausimą uždavus, kiek atvejų yra nustatyta, tai iš viso mokslo ir studijų institucijose yra nustatyta pereitais metais daugiau negu 240 atvejų. Iš jų daugiau negu 36, atrodo, procentai yra būtent dėl nesavarankiško darbo. Kitas didelis procentas yra būtent dėl nusirašinėjimo, bet antras yra būtent dėl nesavarankiško darbo pateikimo. Ir jie tos skundus tyria, bet jie neperdoda toliau. Tai yra suinteresuotom institucijom, tai yra policijai, mums ar policijai realiai. Iš policijos turim tik vieną. O kokios bausmės yra Lietuvoje numatomas pagal dabartinius įstatymus? Pagal dabartinius įstatymus bausmės yra tikrai labai menkos. Tai yra nuo 100 arba 200 eurų. O čia yra kam, studentui ar rašančiam? Studentui. Pas mus yra visgi dar kol kas studentai. Yra studentai, bet yra ir rašančiam. Tai ten sumos yra truputį didesnės, tai yra apie 400-600. Ir jeigu tai yra įmonė, tai dar didesnės, tai yra apie 1000 eurų. Jeigu mes žiūrėtume, kiek kainuoja darbas, tai sumos yra tikrai neadekvačios. Ir vieno darbo parašymas, jeigu žiūrėtume bakalauro, tai yra nuo 2000 iki 4000 eurų kainuoja nusipirkti darbą. Tai čia, kaip sakant, ar keli procentai papildomo šitą išlaidų ir prie to darbo parašymo ir tiek, jeigu jau... Labai menka. O ar, kaip manot, kažkas keisis pas mus šitoj srity, bus daugiau dėmesio kreipiama į šituos, kas tas paslaugas siūlo, ar visgi fokusuosis toliau į studentus? Yra šiuo metu užregistruotas administracinių nusižengimų kodekso įstatymo pataisa. Siūloma koreguoti būtent irgi didesnės baudas skiriant, bet ir tuo pačiu suteikiant akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai didesnius įrankius, galias, galima įvardinti, kad būtų galima bausti ir būtent tuos, kurie skelbia ir tas įmonės, kurios rašo. Tai baudos būtų maksimaliai net iki 6000. Tai yra viena iš prevencinių priemonių. Aš suprantu, kad baudom mes visko nepakeisim, bet tikimės, kad prevencija, mokymai ir būtent tos baudos leistų sureguliuoti šitą rinką, apriboti šitą rinką. Nes iš kitos pusės, kai pasižiūrėjau, jeigu tas, suprantu, priėjimas yra toks dvigubas, ar ne, kad vienos šalis labiau kreipia į tiekėją dėmesį, kai kas fokusuojasi tik tai į studentus, bet čia matyt vienas be kito neegzistuoja, ar ne, nes jeigu yra paklausa, bus ir pasiūla vienareikšmiškai, jeigu pasiūla yra tokio dydžio, tai reiškia, kad ta paklausa greičiausiai irgi, bet man labiau domina, jeigu taip užėjus jau iš pačio universiteto rėmų, nes vis tiek mesgi mokomės ne tam, kad baigtum universitetą, bet po to vis tiek kažkur eini dirbi ir visą kitą. Darbdavio akimis žiūrint į šitą situaciją,
Tai ir matant, kiek potencialiai darbuotojai ateina, kurie, tiesą pasakius, tuos savo, kaip sakyti, darbus arba bakalauro, magistro darbus nusipirkę yra, tai supranti, kad tos kvalifikacijos gali būti nelabai daug ten. Tai kaip, ar tenka bendrauti su toms suinteresuotom šalims, su darbdaviais, ką jie galvoja, kaip jie mato situaciją. Nes man čia truputėlį susiveda į tai, kad mes realiai pjaunam šaką, ant kurios sėdim, nes visi šnekam čia labai gražiai apie tai, kaip mes turim būti inovatyvūs, kaip mes čia turim būti labai, kaip sakyt, technologiški, turime eiti labai į priekį, grįst viską mokslu ir staiga aukštajame moksle turim labai daug žmonių, kurie tiesiog patys nesimoko, nusiperka darbus. Kaip tai gali koreliuoti bendrai su valstybės ateitim, su ekonomika, su kultūra, su kitais dalykais. Visiškai pritariu, nes būtent visuomenės interesas šituo atžvilgiu ir labiausiai nukenčia. Nekalbu, kad kenčia ir valstybės finansai, tai mes tokius pačius studentus finansuojam, kurie tiesiog nesąžiningai elgiasi ir parašo jiems tos darbus, ar tiesiog dabar taip pat nepalėtėm dar dirbtinio intelekto. Jo, čia aš dar ateityje turiu dar klausimų, kaip tai keičia visą tą rinką. Tai be abejo, mes einam pas specialistus, pas tą patį gydytoją, gyvenam tose pačiose suprojektuotose namuose ir jeigu mes pasitikim tokiais specialistais, kurie tikrai žinių turi minimaliai arba jų visai neturi, tai mes pas tokius specialistus einam. Pas daktarą šitą, kuris darbą nusipirko. Taip, ir daryti operaciją jum, ar jum, ar kitam, ar dar jūsų artimam, tai čia yra tiesiog netoleruotina ir neleistina. Mhm. Jo, kaip tik tai užsiminėt ir buvo mano kitas kampas dar, nes kaip kažkas čia sakė, oi, tai čia problema išnyks, neliks rašytojų, yra dirbtinis intelektas, tada, kaip sakant, nebereikės mokėti tam, kas rašo, dirbtinis intelektas viską parašys, bet tai nepanaikina esmės, tai nepanaikina nesavarankiško akademinio darbo. Taip, ir studentai irgi tą patį atkreipia dėmesį, kad mums nebereikia pirkti darbų, mokėti tiem tretiem asmenim, mes dabar naudojamės dirbtiniu intelektu ir tikrai naudojasi. Ir mes irgi neprieštaraujam, kad naudotųsi tuo dirbtiniu intelektu, bet tiesiog reikia susitarti, kada, kas ir kaip naudojam. Ir deklaruoti tai, kad buvo šita dalis parašyta, kalba pakoreguota, ar ten santrauka išversta su dirbtinio intelekto įrankio pagalba. Bet tam yra susitarimai, tai yra irgi galima cituoti dirbtinį intelektą, įrankius ir visus kitus dalykus, bet tai neturi būti viso darbo parašymas, įdedant ar perkopijant senus darbus. Netgi girdėjau, kad studentai įdeda buvusius darbus ir paprašo tiesiog perrašyti, pakoreguoti, Tai yra tiesiog neleistina ir reikia apie tai kalbėti. Ir kalbėti drąsiai ir kalbėti visiems drauge, tiek studentams, tiek dėstytojams universitete. Nes mes, kai sustinkam su dėstytojai sako, studentai naudoja, daug dirbtinio intelekto ir įrankių ir mums pateikia kaip savo darbus. Bet tuo pačiu, kai mes kalbam su studentai piktinasi, dėstytojai taiso mūsų darbus būtent su dirbtinio intelekto įrankiais, ir kai mes sėdim drauge, mes tiesiog neliečiam tos temos, tai norisi kelti šitą temą kiek galima aukščiau ir kalbėti visiems atvirai apie tai. Mes esam parengę gairės, šiais metais jas taip pat atnaujinam, mes suprantam, kaip viskas keičiasi greitai ir mūsų buvo 2024, tai buvo tik tai pirminės gairės, bet mes labai džiaugiamės, kad mokslo ir studijų institucijos tikrai pasirengė dokumentus, tikrai yra apsirašę ir supažindinami studentai, bet irgi yra kartais paliekama uždėti varnelę, pavyzdžiui, ir tiesiog yra neskaitoma, kas yra mažom ir paliekama
tiesiog savai eigai. Jo, nes esam pastebėję, nes man pačiam tenka dėstyti tai ir dalyvauti darbų gynimuose, tai kad literatūros apžvalga yra labai stipriai pagerėjus pastaraisiais metais, tai vienareikšmiškai ir tai akivaizdu ir tai nėra blogas dalykas. Studentai, dauguma studentų tikrai nurodo, kad darbe, pavyzdžiui, magistro darbe rašant būtent medžiagos apžvalgai buvo naudotas dirbtinis intelektas. Ir mano galva, čia yra viskas gerai, viskas okei. Ten, kur jau yra analizė, ten matyt kol kas dar ne visi įrankiai gali padėti šitoj vietoje. Jeigu mes šnekam apie tyrimo analizę, tai šitoj vietoje ten tada ir atsiskleidžia tas labai didelis skirtumas tarp medžiagos analizės ir tarp pačios, sakykime, jau tyrimo analizės. Bet iš principo ta diskusija, turint omeny, kai jūs sakėt, kad visi tie įrankiai labai greitai keičiasi, jų pajėgumas labai greitai keičiasi, ar ne? Tai diskusija apie tai, kaip mes dirbtinį intelektą iš principo naudojam, tiek dėstydami, tiek mokydamiesi, matyt, turi būti nuolatinė, nes tų pokyčių mes kas pusmetį matom, kad visiškai kitas lygis pareina. Taip, irgi apklausa rodo, kad vis dėlto studentai, jeigu norėtų įvertinti kitą studentą, ar ne, ir sakytų, kad mano darbas yra parengtas 80% su dirbtinio intelekto, jie deklaruoja, kad šito darbo neužskaitytų, ar ne. Bet patys vis dėlto naudoja ir neparašo, kiek procentų ten yra parašę su dirbtiniu, net nepagalvoja gal parašyti, kiek tai yra, bet tai yra susitarimo reikalas. Jeigu studentas su dėstytoju yra susitaręs, kurioj vietoj ir kiek galima, ir padiskutavę, kokius įrankius yra, tai yra viskas gerai, leidžiama. Bet jeigu tai yra nuslėpiama ir sakoma, kad tai yra mano darbas, tai yra kaip ir trečio asmens parašymus. Tai tas pats, kas tu darbą nusipirki, tu nieko nežinai. Bet iš esmės darbų rašymas ir pristatymas keisis. Ir tikrai manau, kad labai greitai tai vyks. Jūs jau keičiasi, taip, jau kelis metus iš eilės. Ir tas betarpiškas bendradarbiavimas su vadovu, tai yra pirminė prevencija. Bet gal čia yra truputėlį, atsiprašau, yra truputėlį bėda, kad labai skirtingas vartojimas tų pačių įrankių yra tarp dėstytojų, ne visi vartoja, kartais studentai yra stipriai daugiau pažengę šitoje vietoje, ar ne, ir atsiranda tas toks tarpas, ar ne, atotrukis didelis ir o čia prasideda visa bėda, ar ne, ir galbūt čia jau yra klausimas ne tik tai pačio vieno ar kito dėstytojo, bet net ir institucijų politikos dirbtinio intelekto naudojimo, ar ne, kai mes šnekam apie būtent mokymą studentų, bendrai iš visą švietimo sistemą. Taip pritariu, kad kiekvienas mes skirtingai tos įrankius naudojam ir tikrai keičiasi. Ir kartos įtakoja ir jeigu atsigręžtume į tas pačias mokyklas, tai tikrai yra labai skirtingai naudojami tie įrankiai ir studentai. 78%, va dabar nesenai tyrimas irgi Didžiosios Britanijos, 78% paauglių naudoja ChatGPT būtent ruošiant namų darbus. Tai yra didžiuliai skaičiai, kurie irgi verčia susimastyti, ką mes mokomės, ar tikrai įsisavina jie tas žinias naudodami ChatGPT, ar jie įvertina kritiškai būtent, kas ten yra parašyta. Tai irgi skiriasi tarp kartų. Ne, tai jaunesnė karta mes stengiamės akcentuoti, kad turi būti kritinis mąstymas. Iš kur duomenys yra apmokyti, ar ne, būtent dėl lyčių lygybės, kas irgi yra svarbu akcentuojant, pasižiūrėti, ar tai nėra diskriminacinės veiksmų ir visa kita. Tai ir yra būtent mokslo ir studijų institucijos politika. Aš kažkada su tuo pačiu ChatGPT, kaip sakant, jo klausiau ir jis man davė labai aiškią statistiką, kiek kuriuose srityse jis haliucinuoja. Tai
teisė 70% haliucinacijos, medicinos apie 60% haliucinacijos. Tai natūralu, kad ten tikrai labai daug informacijos, kur yra, kaip sakyti, sukurta. Bet mano kitas klausimas yra, o kaip atpažinti, nes, pavyzdžiui, čia buvo Vilnius AI Summit ir jo metu buvo labai įdomus pranešimas apie tai, kaip darė tiesiog praktinį testą. Nepamenu kiekio žmonių, kuriems buvo duodami tekstai, kuriuos jie turėjo vertinti. Ar tai yra žmogaus parašytas, ar tai yra dirbtinio intelekto parašytas. Tai nebuvo nei vieno žmogaus, kuris iš, man atrodo, 100 tekstų atpažintų visus, taip atskirtų, kur yra žmogaus, kur yra dirbtinio intelekto. Nė vienam nepasisekė 100% atskirti. Ir po to buvo išrinktas, pripažintas tas labiausiai, kad tai yra žmogaus rašytas ir jis buvo parašytas dirbtinio intelekto. Tai rodo, tokie eksperimentai rodo, kad iš principo ir buvo leista naudotis, tarp kitko, visom atpažinimo platformom, sistemom ir tas nepadėjo. Žmonės, kurie net ir patys skaitė ir naudojasi platformom, tas nepadėjo. Iš principo, kad atpažinti, ar ne tas, kas mums atrodo, vienam atrodo, kad tai yra ne žmogaus rašyta, kitam atrodo žmogaus rašyta. Tai va toj vietoj, kaip jūs matote šitoj vietoj, kaip atpažinimas, ar ne, jeigu žmogus nedeklaruoja, kaip atpažinti tada tą tekstą, kad tai yra nesavarankiškas padarytas darbas. Tikrai be galo sunku yra atpažinti ir mes irgi apklausę mokslo ir studijų institucijas matom, kad jos naudoja, tam tikri naudoja, 23% visai nenaudoja, ar ne, tai gal čia irgi buvo vienas iš atsakymų klausimus, kodėl nepranešama, ar ne, tiesiog yra neaptinkama, ar ne, tai tas yra. Mes irgi neturim dar atvejų, kad būtų būtent tas nustatytas atvejis, ar ne, ir pasakyta, kad tai yra. Mes patys šiuo metu naudojam Identifik programą, tai yra, bet yra ir daug kitų. Bet jeigu būtų teisminis procesas, kaip įrodyti, tai turėtų tada programos kūrėjas irgi pateikti visus įrodymus būtent teismui. Teisminės praktikos kol kas Lietuvoje nėra. O jūs įsivaizduojate teisėją, kuris gauna šitą bylą ir, nežinau, pats nenaudoja dirbtinį intelektą ir galvoja, Dieve mano, ką aš su tą bylą turiu daryti. Tai mes esame administracinio nusižengimo protokolą surašę ir nubaudę, ar ne, vieną studentą, kuris tikrai prisipažino, kad darbas buvo parašytas dirbtinio intelektu, ar ne, bet tuo pačiu ir rašytojas parašė su dirbtinio intelektu. Tai dvigubas nusižengimas buvo būtent šiuo atveju. Tai naudoja, kaip matom, ne tik tai studentai, bet būtent ir nesavarankiško darbo rengėjai. Taip, rengėjai, pardavėjai. Aha, tai reiškia, kad iš principo ta rinka to, sakykime, pasiūla, to padaryti darbus už kitą liks, tai tiesiog jie patys naudosis taip dirbtinio intelekto sakykime, instrumentais, tik čia jau atsiranda studentui dar viena grėsmė, ar ne, kad jeigu jau anksčiau žmogus rašydavo, tai ten gali vertinti, gali pasakyti jo, čia blogiau, geriau parašytas, sakykime, bėda galėtų būti, kad mažesnį pažymį gausi, ar ne, bet dabar realiai tu gali užšokti ant teisinės atsakomybės, kad tai dar yra daryta ir ne žmogus rašė, o dirbtinis intelektas rašė, ar ne, tai sumoki pinigus. Gauni produktą, jis pasirodo, kad dar yra ir, kaip sakyti, grėsmė tam, kad būsi patrauktas atsakomybėn už dirbtinio intelekto naudojimą ir nuslėpimą. Tai va, toks atvejis pas mus ir buvo jau pirmas, bet galėjom greitai išspręsti šitą klausimą, nes jisai prisipažino, ar ne? Tai va toksai ir būtent buvo pranešta mokslo ir studijų institucijos ir pranešta policijai, taip mus pasiekė. Tai yra džiaugiuosi, kad yra bent jau pirmi pranešimai ir pranešta policijai ir nebijom. Bet dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad be galo svarbu yra studijų procese
tai yra pačio studento ir dėstytojo bendradarbiavimas. Jeigu studentas su dėstytoju dirba visus metus ar 2, tai manau, kad tų problemų ir neiškyla ir tiesiog parašo ir apsigina ir tada mes einam pas kokybiškus specialistus ir valstybė nenukenčia ir jos reputacija irgi taip pat kyla, nes ir diplomas devalvuoja, galima sakyti, ir tiesiog mes kaip valstybė Lietuvos tai atrodom patraukliai ir kitoms Europos šalims. Jo, nes šitoje vietoje tai bendrai, ar ne, švietimo, o tarp kitko, kaip kitos šalis, vis tiek jūs bendraujat su kitų šalių kolegomis, kaip jie, kokius pokyčius į bendrai akademinį procesą dėl dirbtinio intelekto jie įneša, kas yra naujausio, kas keičiasi, ar ne, kaip yra keičiamas pats mokymo procesas. Tai kaip ir minėjau, yra pereinama labiau prie žodinių pranešimų, pristatymų, taip pat egzaminai daugiau yra žodiniai ir taip čia ir labiausiai. Kaip labai įdomu, ar ne, grįžtam, apsisukom ratu civilizacijos, taip. Kai būdavo mokymas, kai nebuvo rašto, dar buvo, kaip sakant, iš lūpų į lūpas mokytojai mokiniams ir dabar, kai atsirado dirbtinis intelektas, vienintelis būdas patikrinti, ar žmogus dar kažkiek tai pats savarankiškai masto, tiesiog yra pokalbis, šnekėjimas, ar ne? Čia toks tikrai grįžimas truputėlį kaip ir civilizacijos spirale į... Taip, atgal. Kai mes mokėmės. tai tikrai tas yra, ką aš galiu iš tarptautinės patirties, tarptautinių šalių pasidalinti, tai Liuksemburgas ar ne, tikrai jau pirmi apsirašė, kad negali ir ChatGPT ir kiti botai ar ne, jeigu diskusijos vyksta, tai taip pat turi būti reglamentuota ir negali naudoti diskusijos po to parašant ir pateikiant kaip darbą. Tai irgi yra traktuojama kaip trečio asmens, nesavarankiškai parašyto darbo. Taip, jeigu, pavyzdžiui, kaip sakant, fokus grupė, čia aš iš savo srities ar ne rinkodaros, jeigu reikia surinkti tikslinės auditorijos fokus grupę, tai yra pakankamai sudėtinga, reikia turėti tam tikrą kiekį žmonių, su kuriais reikia pasišnekėti. Bet jeigu, pavyzdžiui, susikūri dirbtinio intelekto, sakykime, platformoje, pasakai, kad yra žmogus, tokio amžiaus, tokių pajamų, visa kita, ir tada juos leidi jiems diskutuoti, kaip ir gauni fokus grupės ar ne rezultatą, bet jis yra visiškai, kaip sakyti, sintetinis. Taip, ir tai yra neleistina. Ir būtent jie yra tai jau pakeitę savo dokumentuose ir parašė, tai vieni iš pirmųjų, tai Liuksemburgas. Supratau, nes šiaip versluose, rinkodaroj, tai tas naudojimas ar ne tų vadinamų sintetinių tikslinių auditorijų, jis jau seniai vyksta, kai yra susivedami visi duomenys, ten tyrimai, visa kita, intelektą padaromos tos vadinamos personos, ir su jomis jau diskutuojama vieną ar kitą kampaniją rinkodarinę, kuri geriau, visa kita. Tai praktikoje, sakykime, versle tie dalykai vyksta ir čia jokio nusižengimo nėra, nes tu, kaip sakyti, rizikuoji savo pinigais, ar ne? Nes jeigu tavo susipylė netikslius duomenis ir tau davė blogus atsakymus, tai tu turi, kaip sakyti, riziką, kad prarasi pinigus. Bet kai šnekam apie akademinę pusę, čia jau yra truputėlį kiti dalykai, kaip tuos jaunus žmonės iš tikrųjų, nes toks jausmas, kad dirbtinis intelektas jis labai stipriai mažins būtent tą kritinį ir savarankišką mąstymą, nes jeigu aš galiu suvesti, paklausti ir man išmeta visą didelį atsakymą, tai o kam čia galvoti? Turiu atsakymą čia ir dabar. Taip, ir kam daryti apklausas, rinkti duomenis ir visa kita. Tai yra skaudu, bet tuo pačiu tai nukenčia būtent tų specialistų kompetencija. Mes čia prarandam kompetencijas, patirtis, pačių žmonių mąstymą. Tai yra studentų ir specialistų neparuošimas ateis į rinką, kurioje mes patys ir kreipsimės tada į tokius specialistus, apie ką jau mes ir palėtėm. Tai yra visos visuomenės ir būtent
Čia toks Kompetencijos labai įdomus praradimas. filosofinis klausimas, ar ne, kai mes šnekam, kad kuo mes galim kaip žmonės išskirti iš dirbtinio intelekto, tai yra būtent kritinis mąstymas ir gebėjimas, sakykime, inovatyviai mąstyti ir sujungti savo patirtis. Skirtingas tuo pačiu, dirbtinis intelektas mums tuos sugebėjimus per laiką ir bandys atimti, nes tiksliau mes bandysim atiduoti, nes kiekvieną kartą yra smagiau, kai nereikia dėti pastangų ir čia yra toks žmogiškas tingumas. Bet jeigu grįžtant prie reguliavimo Lietuvoje, jeigu turėtumėt visas galimybės situaciją keisti, kaip jūs matot, kas būtų tas dalykas, kurį pirmiausia keistumėt, sakykime, šitoj srity, kai mes šnekam apie akademinę etiką? Tai yra 3 pagrindiniai dalykai. Tai yra būtent švietimas, tai yra prevencija kiek galima visomis sritimis, tai yra stiprinant ir universitete, ir mokyklose taip pat, ir aišku, akademinės etikos procedūra deda visas pastangas ir seminarus ruošdami, ir apklausas šviesdami, per apklausas šviesdant, moderuojant tam tikras situacijas. Antra, tai ką mes tikimės, kad pakeisim administracinių nusižengimo kodeksas, bus pakeistas ir mes galėsime, bus suteikta daugiau įrankių, būtent akademinės etikos procedūrų kontrolieriaus tarnybai, išvalyti šitą pasiūlos erdvę, ar ne? Čia mes šnekam būtent, kad tas dėmesys labiau į pasiūlą. Jo, pasiūlos mažėjimas, ar ne? Ir trečia, pačios kultūros formavimas. Jeigu mes šviesim, tai kultūra turėtų kilti ir automatiškai formuotis suvokimas, kad tai yra neetiška ir kad tai mes patys kenčiam. Jeigu mes sutinkam, kad už mus kažkas parašytų darbą, tai mes tiesiog netenkam galimybės kažko naujo išmokti ir po to tas žinias pritaikyti kasdieniniai veikloj, profesiniai veikloj. Šita dalis man labiausiai stebina, kad jauni žmonės visiškai negalvoja, kad, pavyzdžiui, jeigu esi bakalauras ar nemokais ir norėsi įstoti, sakykime, magistratūrą ir ten jau pažymiai, ką tu gavai bakalaurė reiškia tavo ar ne, ir jeigu tu vis tiek, ne tik tu, bet kažkas dar iš tavo kurso irgi ketina tą patį daryti ir tu žiūrėdamas į tai, kad šalia esantis žmogus apgaudinėja ir tu nieko nesakai, mane tas nuoširdžiai stebina, kodėl žmonės taip elgiasi. Nes tai yra tiesioginis tavo konkurentas, kuris, sakykime, taip, jeigu žaidžiam krepšinį ir staiga vienas žaidžia ne pagal taisyklės ir man tas yra ok. Kodėl? Iš kur tas pareina? Kodėl žmonėms jauniems tai yra viskas gerai? Atsakymai irgi gali būti iš to pačio mūsų apklausos klausimų, ar ne? Atsakymai atviri rodo, kad nenori eiti į konfliktą su savo bendra kurso draugais, ar ne, tada, kad tai jų yra reikalas, tada kiti taip pat mąsto, kodėl aš turiu skųsti, dėstytojasgi viską mato. Tai yra įvairūs pasiskirstimai. Aš kaip dėstytojas galiu pasakyti, ne velnio aš nematau, aš mažiausiai pamatau, kad kažkas galėtų nusirašinėti. Bet studentai galvoja, kad jeigu aš matau, tai ir dėstytojas turi matyti, ar ne, tai va toksai yra vyraujantis atsakymai čia būtent klausimuose atviruose, tai studentai dalinosi šitą patirtim. Okay. O jeigu taip į pabaigą einant, kas toj srity, kas jums būtų tos 3 konkrečios mintis, kurios klausytas turi išsinešti, ar ne, apie ką mes šnekėjom, ar ne, kai mes šnekam apie akademinę etiką, jos svarbą, kas jums kaip kontrolieriai yra svarbiausia šitą vietą? Kad suvokt, kad dirbtinis intelektas jau yra čia ir mes niekur nedingsim be jo, susitarti, kaip mes jį naudojam ir atvirai sakyti, kada mes jį naudojam. Tai čia yra, manau, esminė sritis. Jo, nes visgi matytas didžiausias pokytis būtent bus, kas susijęs su dirbtiniu intelektu, ar ne, ten pasiūla, paklausa, to, sakykime, nesąžiningų darbų rašymo, matyt, jinai gali kisti vieną ar kitą pusę, bet
Bet bendrai dirbtinis intelektas, tai matyt, jo bus tas kuris labai stipriai keis visą tiek mokymosi procesą, nes man kaip dėstytojui irgi lygiai taip pat kelia tuos pačius klausimus kiekvienais metais, ar ne, kaip tą patį kursą dėstyti, kaip įtraukti dirbtinio intelekto įrankius į mokymosi procesą, kaip studentams duoti ar ne užduočių, būtent kurie naudotų dirbtinį intelektą ir po to nagrinėtis, o kurgi yra baltos dėmės paliktos, ar ne, vien dėl to, kad nesužiūrėta arba tiesiog dirbtinis intelektas dar nesugeba kritiškai tiek mąstyti. Tai va tas rytis matyt yra viena įdomiausia ir matyt po metų čia galima dar bus šnekėti, labai įdomu būtų pasižiūrėti, kaip pasikeitė šitą situaciją, vienas dalykas pačioj rinkoj, kitas dalykas, kaip dirbtinis intelektas keičia. Takos. Jo, nes mano galva, tai čia po metų mes jau šnekėsim visiškai kitaip. Aš labai gerai prisimenu, kai pasileido ChatGPT ir kai mokymosi procese dar niekas dėmesio nekreipė, jau po metų mes jau labai rimtai šnekėjom, ką galima su juo daryti, kai mes šnekam apie rinkodarą, apie komunikacijos dalykus, kokius dalykus galima daryti. Ir vienintelis būdas, mano galva, buvo, kad tu gali įsitraukti tik tai į procesą, parodyti tuos įrankius studentams, bet tuo pačiu nes tik įtraukus juos gali papasakoti, o kaip jie veikia ir kitas dalykas, kaip jie galima naudoti ir kitas dalykas, kur yra ribos to naudojimo, ar nesąžiningo naudojimo. Ir mes kalbam tik dabar apie universitetus, ar ne, bet mes turim labai kreipti dėmesį tas pats, kas vyksta mokyklose. Tai bet ar čia ne jūsų sritis jau, ar ne? Kol kas nėra mūsų sritis, ar ne, bet mes matome didžiulį potencialą, kad turime šviesti taip pat ir bendrojo ugdymo mokyklose, nes iš kur ateina studentai? Studentai ateina iš tų pačių mokyklų. Tai jeigu mes ten nekalbam apie tai ir jie iš karto atėjo į pirmą kursą, tai turi ta kultūra jau būti mokyklose. Jau esu mama penktokės, ar ne, ir šiandien kaip tik ryte labai džiugų laišką gavau iš mokytojus, kad jisai šiais metais tik parašė keliem trejetus už tai, kad buvo knygos skaitymas aprašytas būtent su ChatGPT. Okay. Ne žodžiai, nevartotini būtent mokinio, ar ne. Ir jisai atkreipė dėmesį, prašė pakalbėti tėvam pirmiausia ir kitais metais vertins dar kitaip, bet tai vyksta jau mokyklose. Tai yra, aš apsidžiaugiau, kaip mama gavus ir būtent žinant visą situaciją, tai man buvo džiugu, žinant, kad mokyklos tai kreipia dėmesį ir ugdo. Bet šitoje vietoje tas atotrūkis, jeigu dar aš universitete tikiu, kad daugiau dėstytojų matyt naudoja dirbtinį intelektą ir patys susipažinę yra, aš bijau, kad mokyklose tas atotrūkis tarp mokinių naudojimo ir tarp mokytojų naudojimo dirbtinio intelekto gali būti dar didesnis. Taip, jisai tikiu, kad yra didesnis, bet, kaip minėjau, 78% teenager paauglių taip, naudoja dirbtinį intelektą ir tai yra 2 kartus daugiau negu suaugusių. Tai mes irgi matom, koks yra skirtumas ir nekalbant apie mokytojų taip pat amžių ir suvokimą apie šitos įrankius, ar ne. Švietimo ir mokslo ir sporto ministerija šiais metais parengė taip pat gairės mokyklom. Jos irgi buvo pristatytos iš karto po naujų metų, tai mokyklos su tuo yra jau pradedamos supažindinti ir tikiu, kad rengiasi dokumentus ir taip pat diskutuos šią aktualią temą ir švies mokytojus, būtent ir įrankius pristatinės ir supras, kaip tie įrankiai būtent dirba. Tai čia mano galva švietimo kodas, ar ne, pavasarį, kovo mėnesį, man atrodo, vyksta. Tai čia yra ta gera platforma, kur susirenka labai daug mokytojų ir iš tikrųjų galima šnekėti apie tai, apie tas naujoves, tos naujus dalykus, kurie ateina, nes mano galva tikrai jie keis labai stipriai ir tuo, kaip mes mokomės ir ko mes išmokstam ir kokį kritinį mąstymą mes dar vis turim.
Pabaigai, matyt, reikia pasakyti, kad po metų, matyt, galima kartoti pokalbį ir pasižiūrėti, kurgi mes stovim su mūsų akademinė etika ir su tuo, kaip mes naudojam ypač dirbtinį intelektą. Visiškai pritariu ir manau, kad visos valstybės bus jau kitam taške, žiūrint po metų, kur mes esam, tai viskas pasikeis. Ir irgi atsižvelgiant Singapūras, tai jau mokina darželinukus, kaip veikia būtent dirbtinis intelektas. Ne tik programos, kokios yra ir kurias kaip naudot, bet būtent kaip jos pačios veikia, ar ne? Tai tas irgi yra nuostabu. Aš manau, kad Europa truputį atsilieka dar, nes mes kalbame apie reguliavimą daugiau, o ten yra būtent koncentruojams, kaip tai veikia ir mokoma nuo darželinukų. Man taip labai primena, kai mes šnekėdavome visą laiką apie kodėl skandinavai turi kritiškesnį mąstymą, kas link žiniasklaidos, tai jie mokyklose visą laiką turėdavo švietimo programas apie taip, kaip žiniasklaida veikia, kaip skaityti žiniasklaidą. Tai kai tu turi tą nuo vaikystės, tai natūralu, kad tu turi tą visai kitą supratimą ir matymą. Tai mano galva, tai čia yra tas pats kelias, ką Singapūras daro su dirbtiniu intelektu. Bet, Reda, ačiū labai Jums už laiką, labai tikrai smagu buvo pasikalbėti ir, kaip sakau, po metų galim kartuoti susitikimą, pasižiūrėsim, kur stovim. Ačiū Jums. Dėkui labai. Dėkui.